Drakono metai. Senovės mitologijos simbolis, kuris simbolizuoja galę, jėgą, atsparumą. Ir su naujom energijom ateinantis naujai metai mums gali pasitarnauti atskleidžiant būtent šias savybės, naujas energijas, galę, jėgą ir atsparumą. Taigi, ar norėtumei patyrinėti savo stipriasias pusės, ar norėtumėm atskleisti savo galę, jėgą ir išreikšti, realizuoti ir įtvirtinti save šiais naujaisiais metais. Mano vardas Vytenis Sinkevičius, aš esu Hamburgo astrologijos praktikas, kinų vaizdinių medicinos terapeutas, jau virš 10 metų dirbu šioje srityje. Turiu sukūręs savo unikalią sistemą Astro Tsugun, kuri atskleidžia žmogaus stiprybės ir padeda jam save realizuoti. Taigi, patyrinėkime save per įsikūnijimo horoskopą, kosminį horoskopą, namų būstų sistemą ir per įvairias sistemas, kurios atskleidžia mūsų vidinės jėgas, mūsų vidinį potencialą. Mes esame energija, mes norime kaip siela save išreikšti, realizuoti ir įtvirtinti, tačiau tai daryti prasmingai ir atskleidžiant savo esybinius norus. Esybinius norus, kurie ateina iš mūsų sielos, iš mūsų dūšios, iš mūsų širdies. Kuomet mes matome mūsų energiją materializuojančią pasaulį. Taigi, jeigu nori išsiaiškinti savo stiprybės, išsiaiškinti savo silpnybės, išmokti eiti prie tikslų nuo esybinių savo norų, prie planavimo, laiko, savo tikslo suplanavimo ir veiksmo ir galiausiai rezultato, kviečiu tave patirti sistemą, kaip atrasti save 21 amžiuje, vandenio epochoje ir išreikšti, realizuoti ir įtvirtinti savo esybinius norus šiais drakono metais.